Staliaus stalas iš senelio. Skamba kaip lobis, ar ne? Na, kodėlgi ne? Seni staliaus stalai buvo gaminami sąžiningai, bet jei jie stovėjo netinkamoje aplinkoje dešimtmečius, tas meistriškumas jiems nieko nereiškia. Įvairiausi kenkėjai, įskaitant ir žmonės, deja paveikė jų būklę. Toks daiktas nusipelno renovacijos, net jei jis būtų tik dėl grožio. Na taip, bet tuo tarpu mums reikia dirbti, todėl nelieka nieko kito, kaip įsigyti naują staliaus stalą. Ir dabar aš jums parodysiu keletą jų. Štai šios yra tos gražuolės. Tačiau, jei norite su jomis elgtis kaip su kenkėjais, jums pakaks kokios nors pigios vargšelės iš Azijos gamybos. Apie jos kokybę byloja tai, kad azijiečiai iki šiol mėgsta dirbti ant žemės, kas jiems suteikia sveikatos privalumų, tačiau apie tradicinę staliaus stalų gamybą, kaip mes ją žinome, jie gali tik pasvajoti. Tuo tarpu Čekija yra žinoma dėl staliaus stalų gamybos, o įmonės, kurios tuo užsiima, eksportuoja į visą pasaulį. Unimat man siūlo Ramet prekės ženklą staliaus stalus ir darbo stalus, įskaitant įvairius priedus. Taigi, jei reikia, savo staliaus stalą galite papildyti kitais praktiškais elementais, tokiais kaip laikymo vietos, greitojo judėjimo veržlės ar įvairios priemonės saugiam ir švelniam tvirtinimui. Kad būtų matyti, koks platus Unimats asortimentas staliaus stalų ir darbo stalų srityje, pasirinkau 3 gana skirtingus tipus, kurių skirtumai, tikiuosi, matomi iš pirmo žvilgsnio. Visi stalai atvyko plokščiose dėžėse. Masinis bukas yra gana sunkus, todėl įvertinau Unimats manipuliavimo techniką, kuri man jau kurį laiką ištikimai tarnauja. Tiek vežimėlis su hidrauliniu kėlimu pakeičia kitą žmogų, be kurio negalėčiau apsieiti, kai reikia tvarkyti 100 kg pakuotę. Bet grįžkime prie darbo stalių. Darbo paviršius atkeliauja vientisas, tačiau pagrindą turite surinkti iš atskirų dalių. Montavimo principas visiems stalams yra tas pats. Pirmiausia, šoninės vertikalios rėmai sujungiami su kaiščiais, o tada jie sujungiami masyviomis išilginėmis sijos pagalba varžtais. Kaiščiai čia atlieka tik atskyrimo funkciją, todėl jie neklijuojami. Sijas galite įdėti į 2 skirtingas aukštis, priklausomai nuo to, ar norite po darbastaliu įdėti laikymo spintelę, ar ne. Iš savo patirties rekomenduoju ją, nes tai prasmingai išnaudojama erdvė po stalu. Iš profesionalių stalų pasirinkau modelį Pro. A1 pavadinimu. Premium 1. Šis maždaug 2 metrų ir beveik 90 kg darbo stalas man labiausiai primena tradicinę darbo stalį. Kodėl? Nes skirtingai nei visi kiti profesionalūs Ramet stalai, jis naudoja klasikinius, kvadratinius, kaiščius. Jei namuose turite seną darbo stalį, yra didelė tikimybė, kad jie bus suderinami. Tačiau šiandien dažniau naudojami cilindriniai kaiščiai, nes jie turi tam tikrų neabejotinų pranašumų. Atskiri profesionalūs modeliai skiriasi, be kita ko, ir stalviršio storiu, kuris šiuo atveju yra mažiau nei 40 mm, o pavyzdžiui, aukščiausio modelio Superb atveju tai yra dvigubai daugiau. Išskyrus vieną išimtį, stalai iš šios serijos turi klasikinį galinį vežimėlį. Tik modelis Premium Star turi šoninį spaustuvą, panašų į priekinį, kas yra būdinga Hobby serijai. Standartinį priekinį spaustuvą, kurio atidarimas siekia iki 240 mm, galite už papildomą mokestį patobulinti greitojo atleidimo sraigtų Quits krevese su tokia pačia talpa. Vienu pasukimu. Prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinsite veržlę ir galėsite ištraukti arba įstumti sraigtą, o priveržimą aktyvuosite sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Vieną pasukimą atliksite tuščiai, o tada jau galite priveržti. Su Premium 1 darbastaliu turite šiek tiek improvizuoti, nes greitojo spaustuvo konstrukcija visiškai nesutampa su pagrindu, kurį reikia. Šiek tiek perkelti ir iš spaustuvo pašalinti galinę metalinę plokštę. Tačiau užrakinimo poveržlės grąžinkite ant vedančiųjų strypų. Jos veikia kaip stabdžiai, kad sraigtas nebūtų visiškai ištrauktas. Tinkamas priedas yra viena iš spintelių, kurios tinka visiems profesionalios serijos stalams. Pasirinkau uždarą tipą su stalčiais. Nuo pigesnės versijos jis skiriasi, pavyzdžiui, tuo, kad korpusas taip pat pagamintas iš medžio drožlių plokščių, bet vietoj plėvelės yra padengtas tikrų bukų. Tai puikiai dera su darbastaliu. Be to, prie standartinių 2 tiekiamų spaustukų galite, jei reikia, įsigyti papildomų. Jie neparduodami poromis. Kita įranga yra universali, ją galima naudoti su visais darbastaliais ir darbo stalais.
Tai gali būti kamštiniai apsaugai jautriems ruošiniams arba, priešingai, aliumininiai apsaugai darbastalio kraštams, kai tvirtinami, metaliniai ar kiti kieti elementai. Tipiškam staliaus darbastaliui to nerekomenduočiau, bet kitiems rame darbo stalams galite naudoti universalų laikiklį, kad pritvirtintumėte prie darbastalio šaltkalvio spaustuvą arba apsaugotumėte stalviršį storų metalinių lakštų, kuris tarnauja kaip priekalas. Hobby kategorijoje atstovauja kainos atžvilgių prieinamiausia Hobis Advanced, būtent su 1,5 metro ilgio darbiniu stalviršė. Pasiūloje yra dar 2 versijos, tačiau visos turi vienodas kojas. Palyginus su profesionalia Hobiu, tikrai, pastebėsite skirtumus. Visų pirma, stalviršis yra siauresnis, nes trūksta laikymo lovelio. Storis yra tik 30 mm. Taip pat trūksta klasikinio garinio vežimėlio, kuris yra pakeistas tokiu pačiu spaustuvu, kaip ir priekyje. Kitaip tai vis tiek yra toks pat tvirtas stalas, sveriantis beveik 50 kg. Rūšiniams tvirtinti, kartu su 2 spaustuvais, naudojami cilindriniai kaiščiai, kurie Hobby versijoje neturi aukščio reguliavimo ir visiško įleidimo galimybės. Todėl negalite be apribojimo obliuoti ar šlifuoti. Plonų ruošinių. Kita vertus, galite įkišti kaiščius į angą stalo pagrindę ir taip gauti atramą tvirtinant didesnės plokštės, ko neturi net dauguma profesionalių modelių. Taip pat Hobio darbastaliams būdinga paprasta lentyna – stalo pagrindė. Spaustuvai gali būti atidaryti iki 155 mm. Be universalaus priedų, Hobio stalams yra prieinami 2 tipų spintelės. Panašiai kaip ir profesionalioje serijoje, kai kurios yra tiekiamos surinktos, o kitos išardytos. Aš pasirinkau pigesnį variantą, su atvira lentyna, o tada manęs laukia surinkimas. Spintelė vėl padedama ant atramų, kurios turi būti sumontuotos apatinėje padėtyje. Vietoje jį pritvirtinama 2 varžtais. O paskutinis gabalas yra vaikų darbastalis, gaminamas 2 dydžių. Aš čia turiu trumpesnį, metro ilgio. Aukštis abiem yra vienodas ir būtent reguliuojamas nuo 620 iki 770 mm. Tai yra bent jau teoriškai, nes dėl neapgalvotos konstrukcijos kai kurių padėčių negalite naudoti. Bent jau, kad pasirenkama įranga yra piešimo lenta, kurią galima įdėti į skylutes darbo stalo paviršiuje. Galiausiai turiu prisipažinti, kad montuojant šiek tiek susinervinau. Gamintojas galėtų patobulinti kai kurias detalės ir instrukcijų kokybę. Pridėta klijus pagal vartotojų atsiliepimus geriau pakeisti kokybiškais medienos klijais DI3 arba DI4 kategorijos. O iš savo patirties aš tikriausiai rekomenduočiau poliuretaną. Kokybiškam klijavimui neapsieisite, be tinkamų spaustukų. Bet kitaip. Įspūdis apie apdirbimą ir tvirtumą yra labai geras ir tinkamai prižiūrint bei tvarkant tokias darbo stalus. Galite perduoti net kelioms savo palikuonių kartoms. Todėl kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip prižiūrėti darbastalius ir kaip juos patobulinti, kad jie turėtų dar didesnę naudą. Pabaigai noriu pasakyti, kad mane visada nudžiugina, kai Unimats praplečia savo asortimentą kokybiškomis, o šiuo atveju dar ir čekiškomis prekėmis. Tad tegul jums gerai tarnauja.